O dabar lygiai taip pat šitais plojimais pasiekit komedijos chuliganą Dominiką Klajumą. Aš jau 4 kartą filmuoju programą ir visą laiką prieš filmuodamas labai pradedu jaudintis, žiauriai. Visas šlapės, kaip matote, esu. Nes aš visą laiką labai parinu, su kokiu bairiu pradėti. Ką pasakyti, nes čia liks visam laikui. Ir prieš šitą solo programą gal kokius 1,5 metų nebuvau ant scenos normaliai. Galvojau, kokį bairį jums pasakyti. Ir sugalvojau. Reikėjo temą pradžiai sugalvoti. Ir sugalvojau bairį pagal temą, kaip įspyriau kūdikį Bobą atgal į pizdą. Norit išgirsti? Da, pizdu. Susimokėjot vis tiek jau. Tai va, tikra istorija. Bėga į mane kūdikis. Toks nuogas. Ir Boba be sijono taip išsiskėtus iš paskas, kaip krabas. Nu ir kas belieka man. Ir aš tipo tokį ir tipo į pizdą tą kūdikį spyriau. Nu ir žiūrim viens į kitą dabar taip. Pasėt kūdikis iki vidurio maskatuoja iš pizdos. Žiūrim, taip į mane žiūri, sako, tai, nu, kas dabar? Jis sako, nu, nežinau, kaip tikras žydukas, nei į priekį, nei atgal. Gerai. Pusantrų metų komedijos rašytojo čia buvo. Pizda, aš dėl šito šūdą marškinius dėjau, karočiui. Nes čia arba šiknoj galėjau laikyti. O į rudą dūdą aš nepūsiu. Čia Montvido darbas. Gerai. Davai, pažvengim, davai, pradėsim kurva pokui. Deginam tiltus iki galo. Oi, kaip gera. Pizda, po visos dienos. Pizda, šiandien sunki diena buvo, dar su žmona susipykom, galėsiu viską papasakot. Prieisim prie visko. Tai va, aš esu įtampo žmogus. Iš tikro, ką sakiau, yra tiesa. Aš jaudinos labai, man labai prakaitas muša. Ir mano įtampa pasireiškia tuo, kad aš nešiojuosi viską, ką man pasako žmonės. Nu taip yra, aš išgirstu ir man toks lieka visą laiką. Ir man žmonės sako, nueik masažą, sako, tu labai įsitempęs visą laiką, ant tavęs matos, tu pražylęs visas labai, nu tipo, nedaug metų. Davai nueik masažą. Aš nenoriu, man nepatinka, svetimi žmonės liečia, brangiai kainuoja, bet sako, davai nueik. Nu, pizdu, gerai. Nuėjau į kažkokią tailandiečių laidą, tą masažą. Nu, bibi žino, pas ką atėjau, pasisveikinau, tipo, nu, šitą, jie suprato, ką aš norėjau pasakyti, visiškai pilnai. O jas, užeikit, tipo. Ir užeinu į tą kambariuką ir groja ten tą fleitučių muziką. Tokia ten viskas. Eina ir guli popieriniai trusikiukai ant stalo. Žiūriu, aš tos trusikiukus užsidedu aš juos. Stovi taip va. Kiaušas vienas iškritęs po tos trusikiukus. Ir dabar klausimas, kaip reikia laukti masažo. Žinote, tas toks, tipo, koks yra etiketas atsitūpti šikno žandus praskėst, kokia etiketa. Ir ta čiurka taip pro duris ir aš taigi va taip atsisėdau. Ir dabar nežino, mane masažuos ar tapys, žinai. Mista Dominikas, ar galit neveipint, kai jūs masažuoju? Kablė. Bet šiaip žiauriai gerai, nemeluosiu. Patiko, geras dalykas, labai iš tikrųjų atpalaidavo, nesitikėjau. Aš buvęs masažuose, bet tokiam profesionaliam ne ir gerai masažavo ir viską darė. Bet matosi, in programos turėjo kažkur pusei valandos. Nes jinai kažkur ties, 30 minutę improvizuoti pradėjau, nesąmonę šūdus daryti. Nes jinai pradžioje ten, paskutinį pirštą išmasažavo taip, ir dabar galvoja, ką daryti. Žaibus pradėjo duoti man, tipo, į pilvą, tipo, kurva, blėt, galimai. Sakau, viskas, užteks. Atsistojau išeit, apsirengiau, nusiprausiu. Ir išeidinėjau ir stovi, laukia manęs registratūra atsisveikinti. Tai taip stovi su rankšluosčiais, jinai, registratūra kita moteris, arba ta pati. Bibi žino, niekaip.
Ta prasme, ten veidrodis galėjo stovėti. Kur aš, tipo, bandau kažką ir, taip, apie iš karto atsisuku ir, tipo... Ir kai žmonės žiūri stand-upą, dažnai galvoja, o kada komikas pisa protą? Kada yra, netiesa, ką pasako. Ir aš nusprendžiau jums pasakyti tai, ką man išeinant masažistė pasakė, kad žinotumėt, kad tai, ką pasako, yra tiesa. Tai, žodžiu, atsistoju, eit, sakau, viskas, davai, jai pasakau. Ir ta masažistė sako, Mr. Dominikas, paraukit. Sakau, okei. Ir sako, turiu kai ką pasakyti. Sakau, gerai. Ir sako, jūs esat juokingesnis už Bartuševičių. Tai, suprantat, aš... Suprantat, 3000 metų kinų išminties negali meluoti, tai čia jį pasakė, ne aš. Varysi į festus? Nekalbėsi šiandien, ne? Kodėl nevarysi į festus? Nenoriu. Kodėl? Kodėl nevarysi? Dirbsi, o tai ką tu dirbsi? Ai, su tėvuku, normaliai. Supratau. O jūs su draugeliu čia kartu, ne tokie? Jo, normaliai tiesiog, ne? Cool, viskas normaliai. Tavo draugelis atrodo kaip tai, ką nuo tavęs nupjovė. Okay. O tu varysi į festus, ar irgi su jo tėvuku dirbsi? O dabar titrus įjungus? Ai, su kažkas su gerklė, supratau. Jo, man irgi buvo kalėjime. Gerai, Jo. Gerai, bachurėlį, pakalbėsim dar, nepasimeskit. Pizda, atsisėdot į priekį, kur yra. Vienas su tėvuku ir vienas čia GPT, nuvažiuojam. Gerai. Kurva kaip aš nekenčiu festų, vyrai. Bet jums bent patinka festai? Nu, tipo, nelabai, man irgi, man pizda yra. Aš negaliu 3 dienas myšt laukia, kad paklausyt kurva Jazz Glynne. Nu, tipo, toksai, kurva. Nes aš turiu sąmokslo teoriją, aš įsitikinęs, kad tojtojus jau prišiktus atveža į festus. Tikrai nėra jo švaraus buvę pasaulyje, niekada. Kur tikrai atvažiuoja tojtojus hebra ir 16 čiūvų tiesiog šūdais tepa, va taip va. Stovi interjero dizaineris. Dar čia gandoną pakabinkit, kad biški sutrauktų patalpą. Ne, tai ten išpumpuoja šūdus. Aš manau, šūdus pumpuoja į juos. Tiesiog atveža ir visą laiką. Jo. Man 32. Čia daug ar mažai? Mažai. Nu gerai, ačiū bent jūs tiek. Nes kurva nuvažiavo Alytų, pizda, blė. Kažkaip tiesiog susenė nuo švino žmonės labai. Nes mąstau apie šitą dalyką, nes, tikrai apie amžių, nes aplink mane jau yra žmonių, kur tu matai, kur jau, jie, neturės antrų pusių gyvenime. Žinai, Trackis, tu gali dar apsukti gyvenimą, bet, blėt, jau tokia trajektorija liūdna tokia pasidaro. Bet vienas dalykas yra tas, kad tie žmonės, kurie nesusiras antros pusės, pavyzdžiui, senberniai, vyrai, jie labai neskiria senbernio nuo viengungio, pastebėjot? Kur visą laiką sako, aš viengungis, bibi, tu su motina gyveni, koks tu viengungis, senė? Viengungis mašiną turi, Marijonas Mikutavičius, ta prasme. Tavo mašina yra Žaibo Makvyno lova, kur tu mėgi su lenktais keliais ir gali padaryti va taip va. Bet senberniai, jie bent jau turi sarmatos sen tyliai. Stebėjot? Senbernio gyvenimas yra toks, jisai gyvena su motulė, kartu eina lėtai į parduotuvę, sueina 40 metų, jis nužudo tą savo motiną, nes zaibala, tiesiog ten kaip vonioji kurva, padla. Kažkas juokingesnis, stand-upą žiūri, galėtų tiesiog. Bartuševičiau, tikrai. Aš padarysiu tą Jėzaus dalyką jums dabar. Žodžiu. Tai va, senberniai turi sarmatos sentylį, jie tiesiog miršta ir viskas, ir nužudo tą savo močią. Nu kurva, ble. Tai va. Bet tuo tarpu senmergės moteris, vat ką tu sužinosi jau, kad Bobas sensta, nu nafig. Jie susigalvoja visokias Facebooko grupės, ten normalios Bobos eina out. Tokias, tu čia sakai man slenka, čia sakai man slenka plaukai, niekuja, čia man aš gyvatė neriuosi šodos.
Senatvinės dėmės, ne, aš leopardė. Atsargiai neįsidrėks. Gerai, ponė, pakelkit papus nuo žemės, gerai, praeit bandau, blemba. Yra užsieniečių publikoje. Tiesiog sproksta kažkas tai. Nėra? Na, aišku, nėra, pizdu. Bet kaip jaučiatės dėl užsieniečių Vilniui, kad jau tiek daug mes toks multikultūrinis miestas? Yra kažkokių nuomonių? Labai gerai. Ačiū Olegui. Labai gerai. Jo, Boltas vėluoja. Aš prisipažinsiu, aš esu lėtas priėmėjas naujovių. Aš atsisėdu vieną rytą į Boltą ir nesusikalbu lietuviškai. Ir aš nežinau, kaip aš jaučiuosi. Tikrai, sąžiningai, nežinau, kaip jaučiuosi. Ir aš manau, aš turiu teisę, pamastyti apie tokį dalyką. Bet aš po to po truputį pradėjau matyti, kad atsirado gero maisto, visokių restoranėlių atsirado visokių įdomių žmonių, ne? Iš tikrųjų, normaliai elgėsi, jokių problemų neturim. Tikrai toks nuspalvingesnis miestas pasidarėm. Bet pagrindinis dalykas, manau, kas zaibys, kad yra pas mus užsieniečių pagaliau. Tai yra tai, kad mūsų tautosaka biškai pasidarys įdomesnė, nes pripažinkim, lietuvių tautosaka yra... Jei ne grybai ir ne uogas, dzūkų mergas, būtent uogas. O dabar bus kažkoks, jei ne bombos ir nesmėlis, pakistanietis lik pasėlius. Jau yra... Kažkaip biškai užbaigė tokį... Skaiva Graibo Abdullah, Katleris bišnešai Hasbullah. Suprantat, iš karto... Jo. Taip, žinau. Genijus, pizda. Keturėlį parašė. Bet vienas dalykas yra, kur mums dar kartais atrodo tabu šnekėti, yra apie ukrainiečius. Ir, pavyzdžiui, pas mūsų ofisuose irgi yra tas pats. Girdite? Viskas iš karto. Nes iš tikrųjų, pavyzdžiui, mes turim ukrainietę valytoją ofisuose. Pizda, kaip hujovai valo. Eik tu. Aš negaliu. Ir visi sako, nereikia sakyti. Aš sakau, pasakom, kaip tik. Galima žmogui suaugusiam pasakyti kritiką gražiai. Tik jūs ką, jūs vaikų jie laikot, kas yra? Pasakom gražiai, žmogus išmoks. Ta prasme, jeigu išmoks, gal geriau integruosis į Lietuvą, nes daugiau užsakymų gaus. Jeigu supras, kad ne jos dalykas, pasikeis darbą, davai pasakom, nes jos valymo technika pizda jaučiu yra. Stefanija, mama, tikrai, aš bividėjau. Viskas išmuzuota. Sorry, vyrai, splash zona, tikrai. Tas nieko tokia, tipo. Jau nebepykstat vyrai ant manęs labai. Normaliai, gerai. O ką jūs, dviese? Blet, kaip būtų juokinga, jūs irgi... Pasirodo mano auditorija tokia. Normaliai, mes atspindim vieni kitus, mes čia su jūsų veidrodis, nuostabu. Aš dabar iš tikrųjų tepu šūdų sienot kažkur. Balsavot? Valiau. Spėjat, kad nieko dabar gero nepasakysiu, ne, turbūt? Bet ne, žinokit, ne taip blogai. Nėra, kad aš visiškai nebalsuoju, bet nes mano žmona labai pilietiška. Jinai labai pilietiška ir jinai viską žiūri, visus ten debatus, viską. Pizdarė, labai svarbu bet aš jai visą laiką kartoju, aš nerandu pointo balsuoti, sorry, tikrai, aš labai atsiprašau, žinau, kad labai pykdoja, bet aš žiūriu ir tipo vienas toks, kitas su darbo darbdantų, kitas, ten dročina į sovietų vėliavą ir tu žiūri tuos... Ir aš bandau, ir mano žmona sako, gerai, žiūrėk, aš žinau, kad aš tavęs nepriversiu jausti to, bet jeigu tu nori mūsų šeimoje būti su manim vyras, turi eit balsuoti, pas mus tokias taisyklės. Gerai, sakau, davai, pizdu, eisiu, padėsiu už tą, ką ten reikia ir viskas, bet jausmo neturiu. Bet jūs dabar jaučiu, kaip mane teisėt, jūs žiūrit, galvojat, pizda, dabar toks laikas, kaip jis tai taip gali. Tai gerai, aš suprantu jūsų teisimą, bet aš nei iš tolo nesu tiek padla, kaip žmonės, kurie balsuoja ant prikolo. Žinote, kur Tarzaną išrenkam prezidentų. Tokie, ką žinau, Antaną Nedzinską į Seimą. Ir aš galvodavau visą laiką, kaip reikia tokius žmonės sutvarkyti. Nes žiūrėkit, mes visi kaip valstybė, mes sėdim kanojoje kažkokioj, visi, kur balsuojat ir klojat į priekį, aš neirkloju, o tie pidarastai irkluojat galvą, taip gale. Ir kaip padaryti, kad jum jie nebetrukdytų. Aš bent jau neprisidedu, aš bent jau tiek esu, ne? Ir sugalvojau. Ramanauskas buvo užėjęs sekundį. Žmonėm geriausia pamoka, aš manau, gyvenime, yra duoti tai, ko jie nori. Tai, ko nori. Eit balsuoti šūlės yra sudėtinga, tikrai užpisa. Vat kiti ten, pavyzdžiui, bus prezidento rinkimai.
balsuokim, žinot, kur pas Rolandą Mackevičių storiuose. Tiesiog. Galėsi rašyti savo kandidatą, Motiejuko fotkių pamatysi, kaip geriau už tave gyvena. Ne, gausit fantazijų maišiukų, viską, tipo. Ir tegul išsirenka jie baltalietuvį, blėt, prezidentų. Davai, pizdu, pagyvenam vieną kadenciją. Davai, 4 metus ar kiek ten trunka su baltalietuviu, kur, tipo, Jungtinių tautų asamblėje. And now the president of Lithuania. Sveiki visi, čuakas, tipo. Davai! Pagit, labai gerai yra biški pagyventi su savo sprendimais, ar ne mums visiems? Tikrai stovės su 2 sukipsuotom rankom, klausinės visų, kada pietus, tipo, nieko nežinau, ateis, sakys prezidentė, kokie jūsų pavasario asamblėjos planai. Jis sakys, abi žino, bet jeigu galite užduoti video formatu, jeigu turi daugiau klausimų. Pirmas prezidentas, kurio galėsi paklausti, ar Bibi čiulpės yra, nu, tipo. Man šiaip žiauriai keista, kad jūs čia šiandien susirinkot. Ne dėl to. O dėl to, kad, nu, dabartinė medija, nu, telefonas ten reelsai, tie tiktokai, viskas, jie pizdatin yra, kas 5 sekundės, keičiasi. Ir aš nebeišlaikau dėmesio niekur. Ir ateiti ten, čia kiek ten, valandą ar kiek ten tos komedijos paklausyti, nu, yra pizdės, tikrai, yra susikaupimo reikalas. Ne? Nes aš dabar sėdžiu, aš įsijungiu ir kas 5 sekundės keičiasi, bam, kažkoks kinietis kažką valgo, ten bam, 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 bam. Ir po to būna, man įsijungia tokia moteris. Jūs pastebėjote, jums būna, nes man atrodo, kad aš ją suhaliucinavau. Yra tokia keista moteris, kur valgį daro pusiau žvaira. Žino tokia? Sveiki. Aš Marija. Šita yra pas jūs? Aš galvoju, aš vienas. Eit su nachui. Nes aš sėdžiu 3 ryto ant tūliko, įsijungiu ir tokia stovi. Aš žiūriu, ar aš nekomui. Nes Angelas su Tartaru nusileido į TikToką. Ir aš žiūriu, ir jinai tokių real momentų numeta. Šiandien gaminsim Tartarą. Rytoj išvežu tėvą į senelių namus. Tu tik, wow. Ką tik pana pasakė, aš nesu pydaras? Jinai sodyboje visai kažkokia gyvena. Jo, nes jinai atrodo, kad jinai siurbia kraują iš savo motinos, tai va, motina, laikas. Ir sudžiūvus senė tokia, net. Nesuprantat, aš matau, kad publika suaugę jūs esat, mes anksčiau neturėjom tokios prabangos, kaip tie tiktokai, ne? Anksčiau būdavo vienas viral video į metus, tu gaudavai kompaktą, būdavo užrašyta paslietnai ras. Oho, nenado, visi žiūrėt, kurva, nereikia. Ir tu tiek žiūrėdavai tą kompaktą, kad tu nebežiūrėdavai pačio video, tu žiūrėdavai kaip draugelis žiūri. Ar visas vietas pagauna, žinai? Matai, kaip įdomiai sumirksi, kaip prieš tai, kai jie tą plytą už galvos užmeta. Nu, o dabar, sveiki. Kokia situacija dabar Lietuvoje su gėjais yra? Tai kaip, jie gali tuoktis dabar jau, negali? Negali, okei, jau. Nu keista šiaip, iš tikrųjų. Irgi galvoju apie šitą dalyką. Šiandien aš problemų sprendėjas. Nu, nes aš pravažiavęs daugybę miestų, miestelių, visko. Esu klausęs šito klausimo žmonių ir ten visi sako, pizda, ten pydarai, dar kažkas. Nu ir aš tai paklausau ir aš galvoju, kad ir kaip tu dėl jų jauties. Ar tu esi neutralus, ar tu pyksti, ar tu palaikai. Vieną reikia suvokti, kad žmonės tikrai sunkiai gyvena. Nes, tu negali, pavyzdžiui, aš esu, kad ir kiek ten, nelabai žinomas, bet aš numatau tų žinomų žmonių ir ten pizda, ten jų kas antras gėjus, tie vyrai su šeimom, jie gėjai, tikrai. Ir jie negali išeiti į publiką ir pasakyti, aš gėjus, nes jie praras pusę auditorijos iš karto. Ir čia aš manau labai chujova yra. Ir aš galvoju, kaip reikėtų palengvinti kamautinimą gėjams. Ir aš manau, kad turėtų išeiti iš spintos žmonės, kurių mes niekada nesitikėjom Lietuvoje, kur galvotum, pizda, visur jų yra. Pavyzdžiui, dėdams labai padėtų kokius drūtas didelis lietuvis išeitų, ne, tu pizdavot. Vat Virgilijus Alekna, ne, tipo, sakytų, tai Virgilijau, tai gėjus. Sakytų, jo, mėgstu rutulį stumdyt. Ir kartais gandoną išperdžiu tūlikę. Sakytų, o tai kaip jūs treniruojatės, nu tai su bachūro kiaušais, va tai va, tipo. Gustavas iš Kustavo enciklopedijos. Bibi bachūrai burną kištų, saugokis, taip, nu, suprantat, mes čia dar pieštukų idėjos, mes dar... Tas su prispermuota šikna bėgtų, to.
nukrenta, ble. Landsbergis vyresnysis. Na, kiešk tą bybį. Nu, tai pasuprantate, ne, mes brainstorminam, aš negaliu idėjom pasidalinti, ble, o tai jau dabar gėjus, tai čia jau nebegali būti, viskas. Ne, fuck it, karočią, čia nesąmonė. Lietuvoje tokie sprendimai neveikia. Reikia plėšt pleistrą nahu ir viskas. Visi gėjais apsišūkim. Visi vyrai dabar Lietuvoje gėjai. Moterys eikit į šoną, kad ir ką jūs ten veikiat be mūsų, dedat kurkulus, aš nežinau, tipo, dekupažų užsiemat, bibi žino, ką aš nesu matęs vienos moters, tipo, kad kažką veiktų. O mes visi čiūvai tiesiog pisamės į šikną, 500 štukų. Tiesiog visi atvažiuos rusas, nu nahui, o tai jau pamatęs. Pizda galvos. Tikrai rusai važiuos per Suvalkų koridorių, galvos pizda dabar lietuviam. Žiūri 500 štukų čiuvakų, va taip pareina. Su iškirptom šiknom. Rusas grįž ne su naujom žemėm, su geresniu rūbų skoniu ir apšertas ratais, bled. Kas čia sakė, važiuojam? Jūs sakėt, važiuojam? Jūs sakėt, važiuojam? O aš patikčiau tau kaip vyras? Jo. O kas yra many? Ką tu pirmiausia pastebi? Ką tu norėtum suvalgyti, kaip sakant? Nu tikrai, duok man vieną komplimentą, man šiandien trūksta labai pasitikėjimas savim. Visi atrodo kaip tu su barzda. O tavo žmona irgi? Jo, atsisuka. Gerai, priemu. Gerai, ačiū. Visi atrodo kaip aš. Nice. Tai tada prastokai. Jo, reiktų kažkokią vėl problemą išspręsti, ne? Iš kur? Ir iš... Bled, nu čia pizda yra klausimų. Čia yra klausimas. Čia išminčiai nežino. Niekur neužrašyta. Iš kur prekybos centruose prie įėjimo atsiranda tie raktininkai, bled? Iš kur? Nahui prie tų durų. Visą laiką budeliai ir budelė neturi durų pati. Iš kur yra? Nes tu ateini, va tokia slytkė ir nėra durų, iš nei vieno šono. Kas tipo atėjo, nes čia moteris tipo funk, į vidų iššovė ir viskas. Čiuvakas užaugo ir potom tipo net nejungtas aparatas tiesiog. Nes tu pas juos ateini ir jie visą laiką kaip tik gimęs, tai sterniukai, žinau tas toks. Ir tu tipo ateini ir sakai, galima raktą pasidaryti? Nu. Žinai, viskas gerai. O kiek čia kainuos? 7. Ką 7 eurų? 100? Ką? O per kiek laiko čia padarysi? Nu tai per 2 valandas. O galima greičiau? Per 15 minučių. Visą laiką, kaip pas turką ledų atėjęs ant pagalio, žinai, nu, tipo, tas toks... Bet aš supratau, aš jums duosiu paslaptį. Prekybos centrų raktininkai yra iš tikro prekybos centrų gnomai. Rimtai, jie saugo tuos prekybos centrus. Jeigu čia yra Rimeko darbuotojų, paklauskit jų, prieikit, jie tikrai žino. Nes visą laiką po pamainos jie turi palikti šilto pienelio tie prie tų raktininkų. Nes jeigu ne, jie auksinius dantis išvogė visus, kairius batus, žvakių knatus patrumpina. Bet jeigu jiem palieki pienelio, arba patys ateisi, kada paliksit pienelio, kitą kartą atėję į Rimeką visą laiką rasit vežimėlį atkabintą ir euras į vidų įkištas. Tai laimės bus. 32, ne? Nu kurva, nusakot nedaug, bet taip žiūriu į save ir taip, blėna, kompleksuoju dabar dėl savęs, taip svorio priaugo, nu taip kažkaip nefainai dėl savęs jaučiuosi paskutiniu metu. Ir galvoju, taip čia aš jau senstu viskas, ar aš čia nebenoriu, kažkaip taip energijos mažėja. Gal kažkas, gal čia mano gyvenimo būdas, nu tokio daug svarstymo. Ir vienas dalykas mane tikrai labai užkabino, kad aš nebesusikalbu su jaunimu. Pavyzdžiui, nu tikrai yra, pavyzdžiui, komikų dabar, kurie eina jau open mic'us, vienam iš jų 16 metų. Įsivaizduojat, pusė manęs, 16 metų. Kažkas čuvakas galia, Dvasiškas tėvelį, ačiū. Tikrai 16 metų, čuvakai. Aš ateinu į open mic'ą, atsisuku jis kaip retrieveris. Tiesiog stovi čuvakas, prieina prie manęs, galiu, sakau, ko, alaus tavo atsigert. Numirė tiesiog, nukrito nuo kalno bairį. Tai va. Ir aš su jais nesusikalbu, aš, pavyzdžiui, jiem pavydžiu labai.
Nes jie, pavyzdžiui, vis dar myža atsistoja jaunimas. Čia pizda yra. Man virš 30, žinot šitą, čuvaką, kam virš 30 čia pizda yra myžta atsistojus. Nes jeigu tau virš 30 ir tu bandai myžta atsistojus, tai kaip iš puodelio vandenį pilt. Žinot, kaip pili ir per čia bėga visur, o tai toks čia nahui visur per iššikną kažkaip pribėga myžant. Kaip gravitacija į viršų veikia. O tau reikia maigyti visą laiką, tai pila, kad išsimyšt. Pizda, kaip karščiausią dieną, blėt, filmuoju specialą, bibidėjau. Na, kaip šefas vaikščiosiu pohui. Gerai? Ek frairai! Pohui. Gordonas Ramzis. Ir aš nesuprantu, ką jie kalba, pavyzdžiui. Vapšė. Stovi Hebra jointą rūko lauke. Sako, Klaimai, rūkysi? Sakau, nenoriu. Vienas bombastic side eye. Ką tu man nahui pasakėjai, kurva? Criminal offense. Kurva. Nu, sudėtinga man su jaunimu, tikrai yra. Nuėjau į boksą, galvoju, blėt, numesiu svorį pagaliau, geriau dėl savęs jausios. Nuėjau į boksą, pirmą dieną fanarą gavau. Pizda yra. Ir ne dėl kažkokio dėdo, žinot, kur ten tie dėdai vaikšto, visi dėdai maladėts, blėt, su tatirkim ant veidų, didžiuliai pilvai, visi sterų pripysę, grūdakai, va tokie ateina, ir rankas laikingi, viskas normaliai, boksuojamės, viskas gerai. Man įstatė fanarą, 15-metis varžybinė, žinot, tie tokie, toksai va, čiuvakas. Ir aš stoviu, tai varys, toks į galvą, o kurva. Ir jaučiu, kaip pučiasi akis. Ir aš suprantu, kad jūs manęs negaili dabar. O, blėt, atėjo į boksą, gavo fanarą. Ne tame problema. Problema tame, kad čiuvakas, kuris man įstatė fanarą, dabar rūbiniai va taip šoka. Suprantat? Čia yra problema. Tipo, tokius atsistojęs pisa. Mane naikina iš vidaus, blėt. Turit merginas? Ar šerinat? Šerinat? Turi merginą? Aš į kitą mokyklą eina. A, neturiu. Ok. O jūs kartu, ne? Ok, kuo tu vardu? O kuo tu ją atsisukai? Galiu. Kuo tu vardu, brolau? Gytis. Ok, Gyti. Asmeniškas klausimas. Ar esi sutikęs smirdančią dzundzelę gyvenime? Esi, a ne? Ne vieną. Oi, nereikia, palaukit. Oi, nenada. Jau čia pizda, visas vaikšto švarios, blėt, pizda. Bet ar galim pripažinti, kad smirdanti dzundzelė, niekada nėra, kad pizda būtų. Tipo, nėra, kad faraono kapą atidarai, tipo, pizda. Yra toks, tipo, žinai, biški. Bet, labai norint, blėt, čiuvakas, ne? O ką tu sutikęs esi, nes atrodo, kad... Ko čia yra? Slaugos ligoniniai? Spėju, Jankevičius nesutiko vesti piskite daktarą, ne? Ne. O tai tu slaugos ligoniniai daužai tipo senės? Ar koks tipo yra? Ne, kalbu, gamtoj, natūraliai, consensual, tipo. Ai, okei, tai žodžiu, Nežinau, ką sakyti, išmušė iš vėžių, tiesiog toks slaugos ligoniniai. Kapinėse. Su juodom panakėm čiuvakas. Nes ką aš noriu pasakyti, prie ko aš noriu prieiti, kad aš tiek girdžiu komikus kalbant, pizda ten, pizdas mirda, bet aš, aš matęs gyvenimo ir atrodo taip, tos pizdos, nesmirda taip baisiai labai jau. Yra toksai, bet, pizdu, žinai, dar galima. Ir kodėl aš tą sakau, nes realiai pizda turi 3 kvapus, ne? Tai yra citrinos, tiesiog, kartais virš kubalibrės išsispaus, tiesiog ją. Žuvies, tas tradicinis, žinot, Ir būna kartais kaip centų sauja, žinot? Kur va hematogeną valgiai, kas yra, toksai... Kaip seną rankeną palaižius toks. Bet kalbant apie tai, 21 amžius, ne? Atrodo, kad mes per mažai kalbam, ant kiek gali bibys mirdėti. Ten kitohuja daugiau odos, ne? Kaip seno džemperio rankovė visą laiką kabo.
Nes pas moteris ten viskas priglūdė. Biški gali būti tas Subway, nu, tipo, suprantat, bet šiaip kumpelis, bet šiaip tai, tipo, pas čiuvakus viskas, va taip, va, kabo ir ten raukšlių pilna ir visko. Jeigu dabar, va, tu, va, atsistotum, nusimtum trusikus ir kaip per filmą kvepalai, tipo, tokį pistum čia, kvapas būtų, žinot, kaip pas... Esat kada nors iš kitos pusės kebabiniai pro ventiliaciją, toks, tipo, kur, blėd, falafeliais, kurva, kažkokiais tai svogūnais keptais. Jo. Yeah, 2 metai rašymo. 32. Ir piktėjų po truputį, tikrai piktėjų, labai piktesnis darusi. Ateina toks surūgęs. Nu, blėt, nu, aš pavažinėjau kartais su dviračiu, bet mane vieną užpisa dviratininkai. Pizda, aš negaliu. Ateinu, aš, va tai va, pastačiau prieš 2 dienas, tiesiog koja ant dviračių tako, pirštai tiesiog, čiuvakas apsisuko, atsistojo prieš mane. Jeigu čia būtų Danija, nieks nepažiūrėtų ir partrenktų ir nuvažiavo, tai va. Ir tipo, kai mane užpisa šitas, jeigu čia būtų, nieks nepažiūrėtų ir partrenktų. Ir ką? Jeigu čia būtų Zakopanė, nieks nepažiūrėtų, Bibi pačiulptų. Nu, tipo, ką man dabar daryti su šitą informaciją? Ir aš, nu, tikrai, nu, man pikta daros, po truputį, tikrai. Irgi, blėt, prieš porą dienų mačiau šunį su megstiniu. Pizda čia yra. Nu, šitaip, nu, tikrai, va šitaip mane apgaudinėt. Stojo, tai va, haskis su megstiniu. Viena akis mėlyna, kita ruda. Prieina šeimininkas, balsas šuo, tokį padarė. Tai va, nahu jam tas megstinis. Nes man pikčiausia yra, kad haskiui nereikia megstinio. Nahu jam reikia. Haskiai gražus, dideli, sportiški šunys. Tu haskiai paleis nuo grandinės, jisai susiras voverę, su jas jisai išgyvens. Jam nereikia pagalbos. Man daug labiau patinka tie tokie žinot, šunys tokie kur abi baltos akis, dantis tai va išleina nesupranti, kurį galą maitinti. Aš noriu tokio šuns, kuriam tiktų vardas Pydaras. Tiesiog. Jokios konotacijos homofobinės nieko. Tiesiog Pydarai. Tokio. Aš myliu savo šiaip, nu, ten senelius, viską, bet ar per daug yra prašyti kažkokią apykaklę, kad nebūtų galima daugiau negu 2 kartus per vakarą tos pačios istorijos pasakot? Nu, tiesiog, nu, kažkaip jau būtų labai faina, nu, nes aš armijoje, kai buvau prieš jūsų mačiutę, įsimylėjau tokią šachmatininkę. Ryža tokia gražiai, žydaitė, tokia, Ačiū senelė, labai įdomu. O aš sakiau apie žydaitę. Tiesiog toks visą laiką. Mano mačiutė yra iš tikro sukčiams babkių atidavus. Ir tik viena iš tų istorijų, taip jinai pateko. Jinai, nu, tipo, buvo ten tas dalykas, kad aš mėgojau kitam kambarį ir ten aš buvau mažas, man ten buvo 12 metų, bet jinai sumaišė, nes mūsų šeimos vyrų labai panašus balsai tiesiog yra. Ir mano dėdė buvo, mano mamos brolis ir jis ten verkė, ten kažkokį ten balsą nustatęs panašų, ten močiut gelbėk, ten viską darė. Ir jinai atidavė 40 eurų. Nei daug, nei mažai. Ir aš tada močiutės klausiu, užaugęs, o nachu, tu jam atidavai. Jis sako, nu, kai tau duodu 100 eurų, tu ant ratų išleidys, bent jau pakalba su manim, tai čia. Vėlgi, tikra istorija. Gerai, pakalbam rimtai. Ar pavyko, gal bandyti, kiek tau metų? 25. Tau 25? O kas pas jūs vandenį ten yra, na, man 25. Tu gal vyresnis? Kiek tau? 2,8. Nu, tai beveik Trackis. Kodėl klausiu, nes vyresnis? Aš pastebėjau, kad žmonės kažkur ties 2,8 tram savo tėvus konfrontuoja dėl to, ką padarė gyvenime. Ar tau pavyko tai jau padaryti? Bandėjai bent jau, ne? Jo. Ir kaip sekės? Jo, žinau. Nu, kaip, normaliai. Nes mano motina tas pats, aš savo motinai atėjau ir sakau, blema. Motin, nu tikrai, tu ten manęs sudavus per užpakalį, ten tas vyko, ir kai aš tą savo motinai sakau, jinai kaip Venckienė teisme prieš žurnalistus, tiesiog va tai jau pavirto, tiesiog tokia va pavirto ir aš išpasakos, ar galima su vaikais taip elgtis? Bet susileido, tada apsiverkė, gerai, sako, aš jį taip nemokėjau. Visas tas dalykas, ten gal 3 dienas, ten aiškinos, tada numaigė, tada pakėlė, tada vėl aiškinos, tada ir galų galę sako, gerai, sako.
Aš kitaip nemokėjau, sako, aš atsiprašau, aš pasistengsiu ten Galvoju, blėt, sunkioji dalis, nu na, pavyko pagaliau. Bibi dabar tėvui, reikia pasakyti. Mano tėvai yra išsiskyrę ir mano tėvas gyvena Ispanijoje. Kažkas. Ačiū, motina atvarė. Žiedą dabar gėrime, tiesiog taip daro. Tai va, ir aš su tėvu turiu telefoną apie tai kalbėtis. Ir mano tėvas, tikrai istorija, mano tėvas niekada prieš mano rankos nėra pakėlęs, bet mano tėvas mane dūchindavo. Iš tikrųjų. Aš, pavyzdžiui, valgau obuolį, eina, ką obuolys, kurva. Ir tiesiog visą savaitę, aš dabar obuolys, tiesiog. Ir visą laiką sėdim prie stalo ir jis man Klyčkas galvodavo. Ir čia pagrindinis dalykas, jis man galvodavo pravardės. Klyčkas, ne? Ir aš jam paskambinau ir aš jam pradėjau vardinti tas Klyčkas. Sakau, tėvai, sakau, tu man galvoji, vaikui, blėt, tarp draugelių gal ir juokinga, žinai. Bet tu mažam vaikui Klyčkas galvoji. Ir aš jam pradėjau vardinti. Ir tos tikros Klyčkos buvo Oblius, Gaublys, Guliveris, Kaukazo avigalvis. Tėvas tiesiog pridedinėt pradėjo. Duchas, dalbajobas dar pamiršai, debilas. Sakau, tėvai, blėt. Sako, gerai, žiūrėk, sako, aš suprantu, ko tu čia nori. Telefonu, sako, suprantu, nori atsiprašymo, bet aš neatsiprašysiu. Sako, aš per senas jau nenoriu. Bet sako, aš visada norėjau, kad vyrų užaugtum. Tai sako, gali padaryti vyrišką dalyką, pisk man atgal, sugalvok man Klyčką. Sakau, galiu? Sako, jo, davai. Nu, ir aš taip galvoju. Jisai sako, sugalvojai, sakau, jo, ir jis padėjo ragelį tiesiog. Oho, aha. Aš džiaugiuosi, tikrai, mano, nebuvo baisiai sunki vaikystė. Tikrai, buvo gana sunki, bet, ne tokie, kur pizdės. Nes jūs irgi visi kieme turėjot bent vieną lojantį vaiką? Kas yra Andžeika? McDonald's nuolaida? Tai aš bent jau kaip jisai neišaugau, ačiū Dievui. Žadėjau papasakosiu, kodėl su žmona susipykau, ne? Jo. Jinai yra charakteringa, jinai yra tokia, kur nenusileidžia ir mes susipykom, nes aš taip įsivaizduodamas pasakiau, kad panos neturi paniatkių. Ne, jau girdėt, jau kažkas, jo, suprant. Žinai, kas yra paniatkės? Žinai, gerai, čia tie, kas nežino paaiškinimas. Čia tavo žmona, mergina, kažkas. Žmona. Aš ateinu prie tavo žmonos, bare girtas, kažką apsikabinu per kaklą, šodą kišu į burną, kas man būna? Pizda, gerai, viskas aišku, ne? Mes visi vietoj. Ir aš savo žmonai sakau, tipo, neturit paniatkių. Ir mes, tipo, pykomės, aiškinomės, ir jinai sako, ne, mes turim. Ir jinai turi labai gerą įgūdį, jinai moka nusiraminti, atsitraukti nuo problemos. Sako, dabar aš nebenoriu kalbėti. Jinai nueina į šoną ir jinai grįžta su sprendimu. Ir jinai ateina ir sako, žiūrėk, aš suprantu, ką tu nori pasakyti, kad moteris neturi paniatkių, bet sako, aš suprantu, kodėl aš įsižeidžiu. Nes sako, mes kai ką turim, kai ką geriau. Sakau, ką? Sako, moterišką solidarumą. Sakau, kas čia tokio yra? Jis sako, žiūrėk, paniatkės yra vienetas arba nulis. Ne? Tipo, tu kažką padarei ir įvyko atoveiksmis. Vyrai yra kaip pilis. Tipo, vieni kažką padarė, kiti pradeda bombarduoti. Viskas, ne? Moteriškas solidarumas nėra taip. Moteriškas solidarumas yra, kai visos moteris nėra pilis, jos visos sėdi prie vieno stalo bendro. Apskrito. Gražios, negražios, toros, aukštos, žemos, be kojų, su rankom. Visos. Ir visos jos labai aukštai kosmose, tokioj kosminiai stoty. Ir visos sėdi ir šnekasi. Ir jeigu viena tą moterišką solidarumą pažeidžia, ten parašo kažkurios buvusiam, pavyzdžiui, jie tada ant šniūro taip išleidžia į kosmosą ir atkerpa tiesiog. Ir jinai tiesiog taip. Jei nieko neskauda, jei nieko nėra, vien tiesiog, kad jo, nahui. Sakau, ta prasme, sako, žiūrėk. Kaip debilui pradėjo aiškinti. Moteriškas šitas paniatkės yra veiksmas ir atoveiksmis. Moteriškas solidarumas tuo tarpu yra informacijos greitkelis. Sakau, ta prasme. Moteriškas solidarumas yra per kiek milisekundžių panos būnamos tūse, kai įeina nauja pana, gali pagalvoti, kurva, tipo jom, ant kiek staigiai šitą gali padaryti. Jo. Kaip manai, kokia tavo funkcija santykiuose su tavo mergina? Vieną pasakyk. Egzistuot. Ok, egzistuot. Kaip tavo, manai, kokia? Bent vieną, kaip tu galvoji, tu ją nežiūrėk. Kaip tau atrodo? Čia nėra teisingo, neteisingo. Tai buvo funkcija, kaip vyro.
Stabilumas, ne? Egzistuot stabilumas, dar kažkas. Labai dažnas vyro atsakymas. Nei vienas neteisus. Norit pasakysiu, kas yra tikroji vyrų funkcija santykiuose. Ir čia yra pizda. Dabar stebėkit savo moteris ir žiūrėkit jų reakciją, nes jos negalės neišsiduoti. Vyro funkcija santykiuose yra vienintelė. Nešti paskalas apie kitas poras. Čia yra vienas ir vienintelis dalykas. Toms gyvatėms nebereikia pinigų, joms nieko nereikia, viską gali pačios pasidaryti, bet jos nemoka, blėt, informacijos susiras niekaip. Pastebėjot, kur tu tipas sėdi namuose, gerai, karočią, varau su Tomu susitik, blėt, išsiskyrė vakar su žmona, einam alaus, išgersim. Gerai, grįžti namo ir jinai sėdi taip. Nu. Ir tu toks, kas, nu... Ir sakai, nu tai dėl ko išsiskyrė? Tai neklausiau. Pizda prasideda. Ta prasme, jos visą vandenį iš paskalų geria. Ta prasme, gauna, jos net negeria vandens dėl to, nes tiesiog gauna paskalėlę, iš karto atsistato. Kaip Oliveris Twistas, ponė, ar galima vieną paskalėlę, žinai? Ir aš suprantu, čuvakus, nu panetkės neleidžia, nes tu negali kaziolas būti. Bet namuose tu esi kaziolas. Viskas, čia yra... Nu tiesiog taip yra. Jeigu tu nesužinosi, kodėl Tomas išsiskyrė, tu sužinosi, kodėl tu išsiskyrė. Viskas yra labai paprasta ir aiški matieka. Jo. Tai kaip ir sakiau pradžioje, aš esu nervingas žmogus. Man sunku, aš įsižeidžiu, pykstusi, dar kažkas, jautrus labai esu. Man sunkiai kartais atleist gaunasi, dar kažkas. Ir kaip jis sakau, ir taip yra dėl to, nes aš viską nešiojus, kas vyksta. Aš vis dar apie tą savo pyktį galvoju šios dienos. Ir aš iki šiol dar galvoju apie savo vaikystę. Ir, pavyzdžiui, vienas labai, tikrai dalykas, kur mane žiauriai sustresavo vaikystėje, buvo ir jis man iki šiol yra išdegęs atminty, kaip ėjau pas draugelį vandens atsigerti. Ir man buvo žiauriai stresinga. Aš augau, supraskite, aš augau kieme, Žirmūnuose, tarp rusų, lenkų, tuteišų, visų tų slavų. Ir turėjau tokį draugelį Diniską. Ir jis visą laiką kalbėdavo kaip pasakų personažas. Gerai, eikim į pas mane, tipo. Toksai visą laiką. Ir jie va taip tie vaikai kalbėdavo, tiesiog, nesuprantu kodėl. Ir aš stojame, žaidžiam vieną lietimą kieme. Ir aš pasižiūriu mano chatą toli. Jo, arčiau žiauriai karštas, sakau, Diniską, galiu pas tave nueit vandens atsigerti. Jis sako, gerai, eikim pas mane atsigerti vandenį, o ką. Ir nueinam pas jį į chatą. Ir pas rusus visą laiką būdavo toks dalykas, kad pas visus, aš atvičiauju, pas visus, visą laiką miegodavo motina po naktinės pamainos. Visą laiką, blėt. Įeini į namus, biški praviros miegamojo duris, užtrauktos užuolaidos ir tokia didžiulė boba viduje miegodavo, tipo. Toksai, ir jis dabar labai čėlėm, turim nepažadinti mano motinėlės. Ir mes, tipo, kaip šlapieji vagys per chatą pizdinam, tipo. Einam, atsigeliam kambario temperatūros vandens, nes žmonės nemoka šaldyti stiklinės, blėt. Ir jis sako, dabar nuotėliai turim išeiti. Ir mes einam iš chatos ir aišku, kad Deniska kažką užkabintų ir taip, sekcija visa. Jis tik iš motinos kambario. Deniska, иди ко мне. Ir jis sako, mama, не хочу, я хочу поиграть в Майнкрафт. Ir nueina į kambarį. Ir viduj girdis. Lupa vaiką. Boški, baroški. Aš už durų jau, va taip, čia pizda, man viskas yra. Va taip, va, pista, atsidaro duris, Deniska su 20 litų išeina. Nu, paidžiam. Gerai, aš buvau Dominykas Klajumas. Ačiū jums labai. Čia buvo mano specialas. Kasparai, ateik nusilenk. Ateik, drauguži. Ačiū labai, kad buvot kartu. Iki! Don't swing on niggas, they got bad behavior. My 415s woke up the neighbors. Interior crocodile alligator. I drive a Chevrolet movie theater. You already know what it is. Street Stars Radio, world famous pretty boy Floyd.